16 metų birželio galas, tai čia jau man turėjo būti pizė su galva. Tekstai buvo tokie aštrus, juodi kaip smala. Ir aš norėjau padaryti ką nors super saldaus. Super saldaus. Ir toks juodas personažas ir bam, tropina kažkokį video, kuris net per daug saldus. Čia žinai panašiai kaip kokia metalo grupė sudainuotų kokį nors pop gabalą. Tuometiniam skaitytojui turėjo atrodyti, ką ta šia daro. Ir štai vėl įkalbi. Dedi galvą ant kelių, atsisveikinant apkabini ir šiek tiek skauda, kad ji išeina savo vakaro gyventi be tavęs. Palei visas klišė. Mergina guli ant lovos, skaito papirinį laišką, kurį jai parašė bičas, kokia ji nuostabi, ypatinga, fone groja lyriška muzika, džiazų gabalas, kamera lėtai rodo gražią merginą. Ir aš žiauriai norėjau šito, kad purvinas tas smalap tekėjęs personažas ateitų ir sakytų, žiūrėk, aš galiu ir būti ir toks. Ir nebesupranti, jisai juokiasi iš tavęs, ar čia iš tikrųjų jisai rimtai.